trumpas nuotykis, kuris nutiko keliaujant po Jungtines valstijas. Štai šiuo išnuomotu Dodge Challengeriu keliavom Kalifornijos pakrantę ir pastebėjau, kad leidžia vieną galinę padangą. Kiekvieną rytą reikėdavo ieškoti, kur ją papildomai pripūsti. Tai stabtelėjau serviso centre, padangų serviso centre, paprašiau, kad užtaisytų skylę. Iš tikrųjų gyvo eilė ir man pasakė, kad labai ilgai reikės laukti. Bet staiga priėjo serviso menedžeris, pamatavo padangų griovelius ir pranešė, kad galinių padangų grioveliai nebeatitinka reikalavimų. Ir jie man pakeis abi galinės padangas ir iš tai sumokės automobilių nuomos kompanija. Ir neturėjo teisės mūsų išleisti su tokiom padangom. Pradžioje aš įtariau, kad čia gal toks būdas daryti biznį, pardavinėti padangas. Bet paskui štai pažiūrėjau į padangų griovelius ir jūs matote, kad iš tikrųjų nekokie. Štai norėjau pasidžiaugti, kaip veikia servisai Amerikoje. Saugumas svarbiausia. Tikiuosi laimingai keliausime naujomis galinėmis padangomis.